Pink Run bėgimą mes sugalvojame remdamiesi užsienio valstybių pavyzdžių, kur paprastai kiekvienas didysis miestas turi tokio tipo paramos bėgimą. Mes kaip Kauno maratono organizatoriai matėm, kad Kaune labai trūksta tokio paramos bėgimo, kuris būtų skirtas būtent moterim ir joms paminėti, pagerbti. Todėl sugalvojom tokį Pink Run bėgimą, visas surinktas lėšas stengiamės paaukoti moterims. Tai iš viso mes surinkom per bėgimą 9000 litų, o su Eglės sanatorijos pagalba galėjom nupirkti sanatorinio gydymo už 15 000 litų, tai iš vis 20 moterų mes galėjome išsiųsti į reabilitaciją. Tai mums yra ne toksai gydymas, kaip sakant, bet tiesiog moterų yra atsipalaidavimas, poilsis šitoje sanatorijoje. Geri, malonus dalykai, kur net nesitikė, atrodo, per kažkokias kančias gali ten kažką tai pasiekti, veikti, o čia taip tau savaime padeda. Čia tai jau tikrai jautiesi, kad tu mėgaujasi savo gyvenimu, kad tu čia jau kaip karalius visų prižiūrėtas, aprūpintas, nereikia tau nei rūpintis ten kažkom, tai viskas sudėliotas, tvarkyta. Man iš tikrųjų čia buvo didžiausias stebuklas per visą ligos istoriją, kad aš čia patekau dėka visiškai nepažįstamų žmonių, kurie tiesiog pagalvojo apie krūties vėžiu sergančias moteris. Tai nuo to pradėsiu, kad esu be galo dėkinga visiems tiem žmonėm, kurie dalyvavo, be galo dėkinga tiem žmonėm, kurie iš vis sugalvojo tokią akciją. Aš, jeigu ne šią akciją į reabilitaciją nebūčiau papuolus, padeda tai, kad tavimi čia rūpinasi. Tave globoja, tave myli, aplinka yra labai rami. Prisideda prie to, kad tau padeda pačiam savęs įsiklausyti, pačiam save mylėti. Tai mes su to šūkiu ir ėjome, mes mylime jas ir labai tas jautėsi tą dieną. Lietuvoje mes esame labai patenkinti. Ir kitais metais organizuosime tikrai šitą bėgimą ir tikimės, kad dar daugiau surinksim žmonių.